Norint neprarasti pinigų sunkiais laikais, kurie per gyvenimą tikrai ateis, reikia mokėti valdyti stresą. Žinoma, saugumo rezervas labai pagelbės tokiu metu, bet nemažiau svarbus yra ir psichologinis atsparumas. Todėl praktikuok sąmoningumą ir naudok streso mažinimo metodus, tokius kaip meditacija, mindfulness, dienoraščio rašymas. Visa tai padeda suvaldyti šokinėjančias emocijas ir nukreipti dėmesį į tai, kas iš tiesų svarbu. Na, o dar vienas dalykas, apie kurį žmonės dažnai pagalvoja, yra tai, kad niekas nepasiekia finansinės sėkmės atskirai. Palaikanti bendruomenė atlieka svarbu vaidmenį, stiprinant teigiamą finansinę elgseną ir padrasinantį sunkiais laikais. Prisijung prie internetinių forumų arba bendrauk su bendraminčiais, kurie turi panašių finansinių tikslų. Būdamas aplinkoje, kur yra motyvacija, turi panašius tikslus, dalinasi savo know-how, gausi įžvalgų ir palaikymo ir motyvacijos. Ir tai padės tau sunkiais laikais nenuklysti nuo kelio. Ilgalaikė vizija padeda judėti teisinga kryptimi sunkiais gyvenimo momentais. Jeigu turi pakankamai svaro kodėl, visada atrasi kaip. Sėkmės.